Atėjo klientė į seansą su persivalgymo problema arba emocinio valgymo problema. Ir žodžiu konsultacijos metu mes įsiaiškinom, kad vis dėlto tai yra susijęs su giliu savęs nepriėmimo jausmu, giliu kaltės jausmu. Dažnai tai būna, kai vaikai kažkur vaikystėje išgirsta tokias frazes iš savo tėvų, kad geriau tu būtum negimus arba negimęs, geriau aš būčiau padarius abortą ar kažką panašiai. Žodžiu, taip nuvertina vaiką ir taip jį stipriai panardina į kaltės jausmą, kad jeigu manęs nebūtų, tai ir mama ten ar tėtis taip nekentėtų. Ir automatiškai aš esu dėl visko kaltas. Ir žiūrėsim, kaip bus toliau. Bet jau po 2 sesijų jinai jaučiasi visiškai kitaip. Ji, trumpai sakant, ji laiminga, kad turi tokius pokyčius.